Šios dienos apklausa atrodo taip ir aš tuoj paaiškinsiu, ar tai yra ne iš piršto laužtas klausimas. Ar iki prezidento Zelenskio kadencijos pabaigos, tai yra 2024 metų gegužės 21 dienos, įvyks vakarų rytų dėrybos dėl Ukrainos. Dėrybos, kad baigtųsi greičiau karas ir beprasmiškai nežūtų labai daug žmonių. Šis klausimas tikrai nėra iš piršto laužtas, apie dėrybas kalbama. Labai rekomenduoju pasižiūrėti publikaciją, vėlgi ekspertai EU yra. Popiežius pasakė, kad reikia bandyti ieškoti taikos. Vatikano naujienos apie tai skelbė, šį interviu padarė Šveicarijos visuomeninė televizija. Aišku, tai, ką sako popiežius, kaip iš čia cituojamas, tai čia yra visiškai Kremliaus naratyvai, tai, ką sako popiežius, yra visiškai netinkama Lietuvos teritorijos administratorių lyderiams, nes mūsų valstybės lyderių pozicija yra pergalė mūšio lauke, besąlygiška pergalė mūšio lauke ir į 90 ten kažkelintų metų sienų sugrąžinimų Ukrainos mes galime tik tai eiti į niekur kitur. Tai yra Krymas, Donbasas, visa Ukraina tokia, kokia buvo prieš daugiau negu 30 metų, tokia ir turi likti jos teritorija. Taigi popiežius, pasidomėkite, paskaitykite, prieštarauja mūsų valstybės lyderiams. Tai be abejo nėra gerai. Dabar Zelenskis šią vakarą ar užvakar šiomis dienomis buvo nuvykęs ir susitikęs su Turkijos prezidentu Erdoğanu. Pasižiūrėkime, ką apie tai kalba valstybinis transliuotojas, kaip pristatė jų susitikimą ir kas tame susitikime buvo kalbama. O buvo kalbama apie teisingą pergalę, jau pergalę neteisingą pergalę, o teisingas dėrybas kalbama. Jau kalbama apie teisingas dėrybas. Tiek Erdoğanas apie tai užsiminė, tiek ir Zelenskis užsiminė. Aišku, jis iš karto pridūrė, kad teisingos dėrybos tai 100% sąlygų įvykdymas turi būti iš Rusijos pusės, tai ką pasakysime. Kas tyčia man gadina viską dabar, mes viską įjungsime. Paprašyčiau girto techniko, kuris dirba per nuotolį, pasitraukti nuo kompiuterio per 40 metrų. Žiūrim. Artimiausiu laikotarpiu, nors ir toliau solidarizuojamės su Ukraina, taip toliau sieksime konflikto sprendimo, pagristo dėrybomis ir sąžininga taika. Zelenskis atmeta bet kokį Maskvos dalyvavimą pirmame dėrybų dėl taikos etape. Bet kokie pasiūlymai dėl šio karo sprendimo turi prasidėti formulę, kurią siūlo valstybė, kuri šiandien gina savo žemę ir žmonės. Nes mes esame šioje žemėje, Ukrainoje, savo namuose ir ją saugome. Šiandien mūsų pasiūlymai pereina į praktinį lygmenį. Tai sunkus kelias, dėja ilgas, bet vis dėlto norime teisingos taikos. Ukrainos taikos formulį aptarti rengiamas viršūnių susitikimas Šveicarijoje planuojamas artimiausiais mėnesiais. Žodžiu, jau pradėta kalbėti. Ir popiežiaus pranešimas, ir Zelenskis jau kalba apie teisingas dėrybas, ir Erdoğanas, ir visi jau kažką į tą pusę mykę, aišku, sakydami, kad tik tai mūsų sąlygos turi būti vykdytos. Todėl šiandien ir tokia mūsų apklausa. Ar bus tos dėrybos realiai prasidėjusios iki Zelenskio kadencijos pabaigos. Bet Zigmai, juk Zelenskis, kaip aš supratau, neorganizuoja rinkimų, dabar nebus Ukrainoje rinkimų, ar ten nėra aišku su tuo, jis galbūt amžinas bus iki pergalės? Ne, prezidento rinkimai neorganizuojami, aukščiausios tarybos, kurios kadencija baigėsi, rinkimai taip pat neorganizuojami, tačiau yra kreiptas į Ukrainos konstitucinį teismą dėl susidarysiančios situacijos. Po gegužės 21 prezidentas kreipėsi. Nors visi ukrainiečių dalykiški žmonės pripažįsta, kad
Konstitucinio teismo teisėjus suformavo buvęs prezidentas Porošenko, kuris tikrai nėra Zelenskio draugas. Tai panašiai kaip Jungtinėse Amerikos valstijose aukščiausias teismas panaikino bet kokias kliūtis Donaldui Trumpui dalyvauti JAV prezidento rinkimuose, pasakęs, kad ne valstijų reikalas kištis į federalinius rinkimus. Taip, kad situacija yra neaiški ir svarbiausia, kalbant apie šios dienos klausimą, yra tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir turiu omeny visų pirma dabartinę Joe Bideno vadovaujama vyriausybė aiškiai pakeitė poziciją. Pasakė, ne vieno kario Ukrainoje, finansavimas Ukrainos klausimų visiškai ore pakibęs, dabar jau persikėlė į balandžio mėnesį svarstymai pagal pakeistą projektą kongrese. Ir JAV prezidento kalba Joe Bideno kongrese pristatant šį projektą buvo iš esmės raktinė. Aiškiai pasakyta, kad prioritetas Jungtinėm Amerikos valstijom yra Kinijos klausimų sprendimas, jai kelia didžiulį nerimą Kinijos labai padidintos išlaidos karo, karinės išlaidos. Todėl Ukraina yra palikta Europai. Europos pagrindinės valstybės, kaip matėme, vieningos pozicijos neturi, tarpusavį susiriejo Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Taip kad klausimas yra atviras ir visiems verktinai reikia taikos. Nežinau, ar Zelenskiui reikia taikos, bet šitiem reikia. Zelenskis prieš savaitę maždaug lankėsi Saudo Arabijoje. Dieną prieš tai ten lankėsi Rusijos valstybės dūmos pirmininkas. Ir jokios informacijos apie tai, kas ten buvo kalbėta, sutarta, nesutarta, ar kažkokie reikalavimai Ukrainai padėti ant stalo, nėra informacijos iš niekur, nei iš JAV, nei iš Rusijos, nei iš Ukrainos pusės, nei iš Europos pusės. Tai reiškia, kad procesai vyksta. Neatsitiktinai Erdoganas pasikvietė Zelenskį. Žinom, kad Kinijos užsienio reikalų ministras apsilankė visų pirma Maskvoje, po to Europos sostinėse ir buvo Kijeve. Taip, kad procesas vyksta ir aš manau, kad nebūtų kažkokių dvejonių dėl Zelenskio parašo, jeigu iš vis tą susitarimą pasirašinės Ukraina. Na, galbūt. Bet žiūrėk, aš noriu truputį... Reikia tą padaryti iki gegužės 21. Taip, bet tu užsiminė apie Bideną. Tada trumpai pasižiūrėkime, kaip jo kalbą pristatė valstybinis transliuotojas. Būtent toj savo istorinėje kalboje, kurią čia sakė užvakar turbūt sakė, JAV prezidentas Joe Bidenas, jis nupūtė iliuzijas kaip tarsi kokią plunksnelę. Jis pasakė, kad Rusija tikrai nesustos Ukrainoje. Ir tada savaime suprantama, jeigu Rusija nesustos Ukrainoje, be jokios abejonės, tada nesustojus Ukraina, Rusija iš karto puls Europos Sąjungą ir NATO. Metinėje kalboje Joe Bidenas sako, kaip ir Rooseveltas 41-aisiais, norintis pažadinti kongresą ir perspėti apie pavojų. Jei kas nors šioje salėje mano, kad Putinas sustos Ukrainoje, užtikrinu jūs, jis nesustos. Joe Bidenas metinę kalbą kongresui pradėjo nuo perspėjimo dėl demokratijos likimo Amerikoje ir Europoje. Kreipdamasis į paramą Ukrainai blokuojančius respublikonus ir lygindamas padėtį su Antruoju pasauliniu karu, Bidenas sakė galintis užtikrinti, kad Putinas Ukrainoje nesustos. Dalis stebėtojų šį metinį pranešimą jau iš anksto vadino svarbiausia ilgos Bideno karjeros kalba. Jį stebi galbūt didžiausia auditorija iki pat Amerikos kryptį lemsiančių prezidento rinkimų rudenį. Bet momento išskirtinumą rodo kitas faktas. Prezidentai apie užsienio politiką paprastai užsimena tik antroje metinio pranešimo pusėje. Bet šį kartą kalbą jis pradeda nuo palyginimo su 1941-aisiais ir prezidento Roosevelto kalba kongresui.
Jis sakė, kreipiuosi jūs akimirką, kuri neturi precedento šalies istorijoje. Hitleris žygiavo pirmin, Europoje siautėjo karas, prezidentas Rooseveltas siekia pažadinti kongresą. Bidenas sako, dabar jis čia atėjo pažadinti kongresą ir perspėti šalį dėl demokratijos likimo ir Amerikoje, ir Europoje. Jei kas nors šioje salėje mano, kad Putinas sustos Ukrainoje, užtikrinu jūs, jis nesustos. Dabar mano pirmtakas, buvęs respublikonų prezidentas, sako Putinui, cituoju, daryk, ką tik po velnių nori. Kaip Bidenas atrodo, ar jis sugeba užlipti ant podiumo ir sklandžiai eiti? Girdėjai, Zigmai, pats Bidenas užtikrino, kad Putinas nesustos ir visa bėda yra tame, kad miega JAV kongresas ir nėra garantijų, kad jisai pabus. Ir jeigu JAV kongresas nepabus, praktiškai visas civilizuotas ir demokratinis pasaulis žlugs. Štai tokia logika. JAV sprendžia savo klausimus ir tai buvo pagrindinė prasidėjusios prezidento rinkimų kampanijos, matyt, būsimo kandidato Joe Bideno kalba, jeigu jis nenusiims, bet neaišku, nes demokratai neturi kito kol kas kandidato. Jų elgesį sunku suprasti. Apie vaikiškus pasakojimus, kad Putinas nesustos ir eis per visą Europą, kadangi parašyta kalba rašo rimti žmonės, tokias kalbas, aišku, yra orientuota į Europos šalių gąsdinimą, žmonių gąsdinimą. Kad jūs, dabar mes jau Ukrainą paliekam, tai jūs dabar užsiimkit Ukrainą ir šitom europietiškom problemom. Palauk, tu sakai vaikiškas pasakojimas, kad Putinas eis po to per Europą. Tai tau tų vaikų laikai ir Monika Garbačiauskaitė, Budrienė su jos transliuotų, ir mūsų gerovės valstybės, kurioje Gitana Nausėda, ir oficialią Rusijos valstybės paslapti Dalia Grybauskaitė ir visus kitus mūsų lyderius tu vadini vaikais? Jie juk aiškiai pasakė, galybė publikacijų. Jie, Audrio, nėra laisvi savo nuomonę pareikšti skirtingai nuo mūsų. Tai mane jų nuomonė nedomina, mane jų nuomonė domina tiek, kiek jie klaidina Lietuvos žmonės ir nesako tikrosios tiesos. Europa bijo ko? Bijo branduolinio atsako. Todėl jeigu karas eskaluojasi, o jis vyksta ne tik Ukrainoje, tai akivaizdu, kad, tarkim, visa galybė NATO puola Rusiją, nesvarbu kur ir kaip. Tai naivu manyti, kad Rusija nepanaudos branduolinio ginklo. Dėl to JAV suinteresuotas pirštų rodyti Putinui į Europą gąsdinti, kad Europa dar ekonomiškai labiau nusėstų. JAV ekonominio suklestėjimo labai, taip kaip buvo ir su Hitleriu ir jo inicijuoto Antro pasauliniu karu. O dabar, jeigu dar kartą kalbam apie JAV poziciją, tai žiūrėk, nuskambėjo keletas labai svarbių pareiškimų. Yra 96 metais įkurta JAV privati karinė kompanija, aptarnaujanti JAV gynybos ministeriją, JAV centrinė žvalgybos valdyba, Blackwater. Jai vadovauja buvęs jūrų pėstininkas, žvalgybininkas Erikas Princas. Jo pareiškimas viešas JAV spaudoje, kad Ukraina turi atsisakyti Krymo, Donecko ir Lugansko sričių. Tai vienas. Elonas Maskas, neaiškinsiu, kas jis toks yra, kuris susitinka su Donaldu Trumpu, gal jau susitiko aptarti jo rinkiminės kampanijos finansavimo ir investicijų į vietą pasirinkimą, matyti Teksase, Elono Masko investicijų ir jų apsaugą. Dalykinis pasaulis JAV jau juda į priekį. Tai šitoj situacijoje Elonas Maskas iš vis pasakė, NATO turėjo būti paleista šaltajam karui pasibaigus, nes nebeliko oponento. Aš kalbu apie viešus pareiškimus asmenų, kurie tikrai yra įtakingi. Ir po šito netrukus panašų pareiškimą
paskelbė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija. Na, Prancūziją dabar sunku suprasti, prezidentas sako, būdamas vyriausybės galva, sako vieną, jo vadovaujama užsienio reikalų ministerija sako kitą, tai tiek to, palikim jų tai vidiniam klausimam, bet skamba aiškiai ir vienareikšmiškai, turi būti Ukrainoje konfliktas užšaldytas, baigtas ar kažkaip, nes akivaizdu, kad vakarai nebepatempė šitos karo naštos. Bet palauk, ką reiškia užšaldęs konfliktas? Kiek aš domėjausi, skaičiau analitinės analizės ir valstybinio transliuotojo, ir nepriklausomų žmonių partijos leidinio, Delfi ir panašių. Ten apie užšaldymą net kalbos negali būti, ten pabrėžiama jokio užšaldymą. Mes turime laimėti fronto linijoje, mes turime sutriuškinti teroristinę valstybę. Žodį sutriuškinti naudoja ir Europos parlamento narys, šiuo metu atstovaujantis Lietuvos gyventojus, ten virš 200 000 eurų per mėnesį už savo darbą gaunantis Andrius Kubilius, jis naudoja tą žodį. Sutriuškinti mes turim. Ir mes tai esam Lietuva, tame tarpe ir tu, ir mes turime įtikinti vakarus, kad būtina sutriuškinti. Nes jeigu mes nesutriuškinsim Ukrainos, tai yra Rusijos Ukrainoje, jie iš karto veršys į Europos Sąjungą ir eis iki Lisabonos, čia nėra abejonių. Ir žiūrėk, aš ką dar parodysiu. Atvažiavo vakarietis į Kijevą, tą vakarietį parodė valstybinis transliuotojas ir būtent vakarietis paskambino pavojaus varpu. Esu Kijeve, kad skambinčiau pavojaus varpais, nes kaip galėsime pasiteisinti, jei leisime demokratinę šalį užvaldyti tokiam diktatoriui kaip Putinas. Ką tai sakys apie mūsų laisvės vertybės, mūsų demokratiją? Tam galime užkirsti kelią. Vakaruose turime reikiamus resursus. Ko reikia, tai valios. Todėl žinutė paprasta, tai žadintuvas pasauliui. Užtikrinkime, kad Ukraina laimės šį karą. Šiandien mes nesame pasiekę maksimumo, ką galime padaryti dėl Ukrainos. Todėl šį rytą skelbiu jums, kad Prancūzijos įmonės kurs partnerystes. 3 iš jų bepiločių bei sausumos įrangos gamintojos. Jie su Ukrainos įmonėmis gamins atsarginės dalis Ukrainos teritorijoje. Kaip matai, dalis vakariečių tikrai bunda. Aš norėčiau, kad ir tu pabustum pagaliau. Deja, sprendimus priiminėja valstybių, vyriausybių vadovai. Kiek ten Andrius Kubilius, kad ir labai gerbiamas mano grupiokas, norės, nieko jis nepakeis. Ir Lietuva nieko nepakeis. Sprendžia ir dabar sprendžia labai rimtą klausimą pagrindinės Europos šalis. Ir kaip jom ekonomiškai, ypač rinkimų išvakarėse, tame tarpe ir į Europos parlamentą rinkimų išvakarėse, kaip išmanevruoti, kaip ekonomiškai nesužlugti iki rinkimų, dėl to visi matome aiškiai poziciją. Vokietija aiškiai pasakė, raketų Taurus nesiūs, karių į Ukrainą nesiūs, JAV pasakė, karių į Ukrainą nesiūs, tai kaip aiškiau galima be pasakyti. Ir pats įdomiausias dalykas yra tai, kad JAV pozicija akivaizdžiai pasikeitė, dabartinės vyriausybės. Paskelbta, kad Victoria Nuland, valstybės sekretoriaus pavaduotoja, tai yra užsienio reikalų ministerijos, kaip mes suprantame, pavaduotoja išeina. O Victoria Nuland 2013-2014 JAV viceprezidento Joe Bideno vadovaujama JAV Ukrainoje organizavo Maidano perversmą. Victoria Nuland buvo vienas iš pagrindinių labiausiai patyrusių asmenų. Ir šitoj vietoj, Audriau, aš pridursiu dabar tokį dalyką. Na, yra paskelbta dar oficialiai jos pareigos nepavestos kitam asmeniui, bet paskelbta, kad į jos pareigas ji atsistatydina pati. Aiškiai pasakyta, kad JAV politikos kryptis keičiasi. Tai reiškia, eina Džonas Basas, labai įdomi asmenybė. 2007-2012 JAV ambasadorius Gruzijoje. Tai įvyko po to, kai Gruzijos-Rusijos karinis konfliktas įvyko, žinom, kuo baigėsi. Tai Džono Baso ambasadoriavimas Gruzijoje baigėsi
Michailo Sakašvilio režimo nustumimą ir prorusiško Ivanišvilio pastatymą į prezidentus. Po to jis buvo Turkijoje ambasadoriumi nuo 12 iki 17 metų. 16 metais, jeigu atsimenate, buvo bandymas nužudyti Erdoganą, Turkijos prezidentą. Rusijos žvalgyba padėjo, išgelbėjo jį. Ir Turkija buvo pareikalavusi, kad šitas ambasadorius išsinešdintų, nes buvo įrodymai, kad JAV organizavo. Čia ne šiaip ambasadorius, jis ir žvalgybininkas. Ir paskutinioji jo ambasadoriavimo vieta yra Afganistanas iki 21 metų. Kai baigėsi Afganistano reikalas, per 3 dienas jo JAV kariuomenė išėjo. Aš nieko nenoriu sakyti, nenoriu jokių išvadų daryti. JAV pati sprendžia, kaip jai elgtis dabartinė vyriausybė, tačiau visi šitie signalai verčia susimastyti. Ir Andriui Kubiliui taip pat patariu susimastyti, o tuo labiau Lietuvos oficialiem vadovam, tiek prezidentui, tiek vyriausybės galvai, mąstyti, ką daro, mąstyti, ką šneka, retkarčiais patylėti. Kaip pavyzdžiui su Navalniu leptelėjo tą pačią dieną, kad Rusija nužudė. O jūsų gerbiamos Ukrainos, didžiai gerbiamos Ukrainos saugumo vadas Budanovas pasakė ne taip seniai, kad taip jų duomenimis Navalnas mirė nuo trombo, kad buvo ruošiamas Navalno pakeitimas į 2 Rusijos žvalgybininkus JAV sulaikytus. Tai kažkaip kartais reiktų patylėti ir šiek tiek bent pasidomėti, ką mūsų VSD gali patarti ar pasakyti. Jiegi, aš tikiuosi, renka informaciją. Ir iš JAV gal gauna kažkokią informaciją. Renka jie tą informaciją. Aš dar kartą primenu šios dienos klausimą. Ar iki prezidento Zelenskio kadencijos pabaigos, kuri oficialiai turėtų būti 24 metų gegužės 21 dieną, liko nedaug, įvyks vakarų rytų dėrybos dėl Ukrainos. Ir aš, Zigbai, norėčiau, dabar metant į šalį tos pajuokavimus apie girtus mūsų technikus, aš norėčiau, kad tu primintum tą istoriją, nes tą reikia priminti ir priminti. Žinai, kaip propagandistai dirba, tai jie ištisais metais pila propagandą ir melą ir galų gale nemažai kam įkala į galvą kokią nors nesąmonę. Primink tą visą istoriją dėl dėrybų, dėl Minsko susitarimų, apie ką mes prieš laidą truputėlį pasikalbėjom. Galbūt ne visi žino, tegul pasidalina šitą istoriją. Kaip buvo pasakyta, arba jūs vykdote Minsko susitarimus, arba... 2014 metais, kai Ukrainos prezidentu tapo Petro Porošenko, su jo įgaliojimais buvęs Ukrainos prezidentas Kučma pasirašė Minsko susitarimus, pirmąjį ir antrąjį, su Lugansko ir Donecko sritimis. Pasirašė Vokietija, Prancūzija, Lenkija, man atrodo. Tai buvo šitie susitarimai patvirtinti Jungtinių tautų saugumo taryboje. Buvo paskirti stebėtojai tarp Donecko ir Ukrainos vakarinės pusės Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos, kuri turėjo stebėti, kad laikytųsi atstumo, ar ne 14 km vieni nuo kitų, ir nešaudytų vieni kitus ir fiksuotų šaudymus. Vykdant tuos susitarimus, Petro Porošenkos sukvietė Ukrainos aukščiausiąją tarybą, prieš tai jo paties paleistą, ir priėmė Rusijos pateiktą įstatymo projektą dėl Lugansko ir Donecko sričių. Įstatymas buvo priimtas Ukrainos aukščiausioje taryboje, tačiau neįvyko rinkimai Donecko ir Lugansko srityse numatyti, po kurių Ukraina būtų perimusi Lugansko, Donecko srityse sienos su Rusija kontrolę.
Po to vykdavo reguliarūs susitikimai šalių suinteresuotų, tame tarpe Rusijos, kuri nepasirašė tos Minsko susitarimų, nėra šalis, tačiau suinteresuota tuo. Taip vadinamo Normandijos formato. Paskutinis įvyko 21 metų gruodžio, neatsimenu kurią dieną, Vokietijoje. Ukrainos delegacijos vienas iš žmonių, dabar ne taip seniai, Michailas, viešpatie, kaip jis dabar. Vienu žodžiu, Ukrainos portaluose pagarsino poziciją, kad tuo metu susitikime Vokietijoje Rusijos delegacija pasakė, arba vykdote partneriai, kaip mėgsta Rusija vadinti, Minsko susitarimus, arba bus karas. Po to buvo mirtina tyla. Niekas netikėjo ir aš netikėjau, kad Rusija pradės karą. Tai šituo atveju aš bijau, kad kažkas panašaus įvyko Saudo Arabijoje, kur atskrido Rusijos Dūmos pirmininkas ir po to kitą dieną Ukrainos prezidentas. Matyt, buvo Ukrainai pasakytas ultimatumas. Ukraina tenkina, netenkina, mes nežinom, mes spėliojam. Bet mes matom ir keistus ėjimus. Ukrainos prezidento ofisas staiga paskelbė, kad Irane antpuolis prieš Irano kariuomenės kažkokias kuro saugyklas dronais įvykdytas. Čia yra jų kerštas už šahedus, tuos skraidančius iš Rusijos pusės. Tai aš tada grįžtu prie to, nuo ko pradėjai. Vis tik įsiklausykime į popiežiaus žodžius. Jeigu mes manom, kad eskaluodami karą ir svaigdami, kad nugalėsim didžiausią branduolinę valstybę, nesišnekėsim, o tik tai kariausim, tai anksčiau ar vėliau tai baigsis branduolinio ginklo panaudojimu. Anksčiau ar vėliau, aš negazintojas, aš labai toks žemiškas realistas. Nes Ukrainoje stovi didžiulė viena armija prieš kitą armiją, jinai neina, Audrio, po 100 kilometrų Rusijos armija per dieną, kad nueitų iki Lisabonos per visą Europą, kai Bidenas čia gazdina. Reikia būti realistais. Ko vakarai bijo, tai branduolinio ginklo panaudojama. Be abejo, yra ir kiti svertai. Rusija pagrasino sutartį denonsuoti dėl Vokietijos suvienijimo, bet mes dabar nesiplėskim, apie tai šnekėjom antradienio laidoje. Taip, kad žmonės, mėly, mąstykim ir neprovokuokim. Žiūrėkim, kaip Dievo yra skirta gyventi, bet nepasiduokim visokių velnių provokacijom. Taip, ir pabaigai tada mūsų šitos apklausos, iki kurios liko 3,5 maždaug valandos, mes baigsim, bet dar balsuot, kaip visada bus galima, išsakyti savo nuomonę. Todėl, kad klausimas, ar iki prezidento Zelenskio kadencijos pabaigos įvyks vakarų rytų dėrybos dėl Ukrainos, nėra tuščias. Ir čia galima tik spėlioti. Jis tikrai turi įgaliojimus Zelenskis iki tos dienos. Taip, bet galima tik spėlioti, ar tai bus. Niekas nežino iš tikrųjų. Daug kas norėtų. Nemažai kas nenorėtų tokių dėrybų kaip Lietuvos politikos lyderiai. Bet pasižiūrim pabaigai. Manau, vakarai spaudžia Ukrainą. Taip, bet ukrainiečiai kieti gali atsilaikyti. Pasižiūrim pabaigai tokią neramę žinutę. Aš tiesą sakant nesuprantu, kodėl valstybinis transliuotojas irgi užsikrėtė Kremliaus naratyvų ir skleidžia tą Kremliaus naratyvą, esą ukrainiečiai nebetiki vakarų paramą. Negalima tokių dalykų rodyti, jeigu kokia bobelė kažką panašaus ir pasako. Ukrainos kontroliuojamo Donecko srities dalį jau paliko 2/3 iš 1,2 milijono gyventojų. Šis skaičius kasdien auga. Prieš metus vis dar vylėmės gauti paramos iš vakarų, kad kontrpuolimas bus sėkmingas, tačiau jau nebe. Žmonės tuo nebetiki. Matot, kokia absurdiška situacija. Visų pirma, nereikia tokių dalykų rodyti. Galbūt kažkas kažko netiki. Mes čia Lietuvoje tikime ir mes tikime pergalę mūšio lauke. Skaitykite tik teisingą.
tik prasmingą literatūrą, tai yra LRT, LT, tai yra Delfi, LT ir panašus nepriklausomos žiniasklaidos šaltiniai tenai tikėjimo nepraradę. Bet kai praslysta tokia žinutė, Zigmai, aš nežinau, ką daryti. Kokio velnio reikėjo tą babulę rodyti, kuris sako, kad netiki tą paramą, kai iš tikrųjų visi tiki, ir lietuviai, ir ukrainiečiai. Bet žinok, Ukrainos valdžia bijau, kad netiki. Nes dabar aš pasižiūriu ukrainietiškus portalus. Skelbiama, kad iš Charkovo, kuris prie Rusijos sienos, valdžia išveža valdiškų institucijų archyvus. Visus dokumentus. Čia ukrainiečių paskelbta informacija. Taip, kad situacija yra tikrai sudėtinga, nerami ir, kaip popiežius sako, kuo greitesnė taika, paliaubos ar kas ten, bet ir kol galų gale Zelenskis tikrai turi visų pripažinti nusigaliojimus, tai gerai, kažkas ten pratęs, nepratęs, bet Rusijai leis interpretuoti savaip šitos klausimus. Šiuo metu Zelenskis yra legitimus Ukrainos prezidentas iki gegužės 21. Klausimas apklausos labai teisingas. Taip, aš tik galiu atkreipti dėmesį, kad šito karo galėjo ir turėjo nebūti, Krymas galėjo priklausyti Ukrainai iki šios dienos, su Donbasu galėjo nebūti jokių problemų, Ukraina galėjo būti viena teritorija, kokia buvo po tų 91 metų, bet buvo padaryta viskas, pradedant Vilniumi 2013 metais, tas garsusis susirinkimas, kur atvažiavo Vokietijos kanclerė, kur mūsų oficiali Rusijos federacijos valstybės paslaptis čia šeimininkė priminėjo visus, kur buvo atvykęs tuometinis Ukrainos prezidentas. Europos Sąjungai pirmininkaujantį. Taip, Viktoras Janukovičius buvo ir nepasirašė to susitarimo, kurio vėliau nepasirašė labai ilgai ir kitas prezidentas Porošenka. Bet dėl to buvo įvykdytas perversmas, ten mūsų valstybės vadovas, Tukačiokas Vladimiras, jau susipainiau, Vytautas Landsbergis garsiai rėkė, zdėlaitė Maidan vapsiai Ukrainą, sazdaitė Maidan, sukurkite Maidaną visoje Ukrainoje, išsipildė Vytauto Landsbergio žodžiai, visoje Ukrainoje Maidanas ir galima pasakyti netgi ir daugiau, supurtė visą pasaulį šitas įvykis. Taigi viso šito galėjo nebūti, kadangi jau tai atsitiko. Dabar yra tikslas, kad visa tai kuo greičiau pasibaigtų. Yra toks tikslas. Aš galiu tik apgailestauti, kad Lietuvos teritorijos administratoriai, kurie šiuo metu akivaizdžiai yra pasimetę, nes aiškiai nebejaučia, o kurgi yra šeimininkas, ne šeimininkas, kur tai vienus juos paliko. Ir ką daryti, yra visiškas pasimetimas. Pasimetimas, beje, Zigmai, matėsi ir per tą nacionalinių grėsmių ataskaitą. Ir tu tiksliai pastebėjai, labai gerai pastebėjai, kad ten vos neditirambai Rusijai, kokia jinai galinga ir stipri. Tokia mintis persiskaito, pasižiūrėjęs į šitą grėsmių ataskaitą. Taigi palinkėkime, kad pasaulis išgirstų popiežiaus žodžius ir bet kokio blaiviau mąstančio žmogaus žodžius. Karas turi kuo greičiau baigtis, kad beprasmiškai, absoliučiai beprasmiškai toliau nežūtų šimtai tūkstančių. Tokie dėja yra skaičiai. Tavo paskutinis žodis ir baigia mūsų apklausos intro. Neprovokuokime niekas karo veiksmų Lietuvoje. Pritariu. Tai tiek, o mes pasimatysim šiandien laidoje 2K+, kur skirsime pagrindinį dėmesį kovo 11. Rytoj kovo 11. 34 kartą švęsime, tai būtent apie tai ir pasikalbėsime nuo 5 valandos vakaro. Iki. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą.